Labas. Esu lietuvių kalbos mokytojas, mokiniams ir suaugusiesiems skirtos knygos mokytojas autorius. Galbūt ją jau skaitėte, gal žiūrėjote kokią nors mano vaizdo pamoką apie programinius autorius, o gal mokėtės iš populiariausios internete vaizdo pamokos apie lietuvių kalbos egzamino rašinį probleminio klausimo svarstymą. Jei taip, tuomet jau žinote, ko tikėtis. Jei ne, pasakysiu, kad į vieną vaizdo pamoką stengiuosi sutalpinti svarbiausius mokiniui dalykus, pateikti ne tik teoriją, bet ir praktinės užduotis, pavyzdžius, pristatau reikalingą informaciją paprastai ir aiškiai. Ši vaizdo pamoka neišimtis. Ja peržiūrėję tikrai suprasite, kaip atrodo kalbėjimo egzaminas, kokie keliami reikalavimai, kokie pateikiami tekstai, kaip turi atrodyti gerai paruošta mokinio kalba, planas ir kiti dalykai. Pirmiausia, jūsų laukia bendro pobūdžio informacija, egzamino vertinimo kriterijų aptarimas, paskui papasakosiu, kas yra publicistiniai tekstai, aptarsime jiems aktualią raišką ir svarbias savokas, išsiaiškinsime, kokia turi būti kalbėjimo struktūra, galiausiai aptarsime jau paruoštą kalbą. Na, o jei norėsite pasipraktikuoti, pabaigoje gausite ir papildomų kalbėjimo užduočių. Taigi, iš ko susideda valstybinis lietuvių kalbos egzaminas? Iš kalbėjimo dalies 11 klasėje ir iš rašymo dalies 12 klasės pabaigoje. Už kalbėjimą galima surinkti 30 taškų, už rašymą gerokai daugiau – 70 taškų. Rašymo užduotį galima pasirinkti arba interpretacija, arba probleminio klausimo svarstymas. Vien dėl didesnio taškų skaičiaus rašymo dalis yra svarbesnė. Apie ją, kaip jau minėjau, esu parengęs išsamią valandos trukmės vaizdo pamoką, kurią kiekvienais metais peržiūri tūkstančiai mokinių ir kurią naudojasi daugybė lietuvių kalbos mokytojų. Mokytis rašyti egzamino rašinį pradedama jau 11 klasėje, tad labai rekomenduoju šią vaizdo pamoką peržiūrėti kuo anksčiau. Ją rasite lietuvių kalbos mokytojo Contribui platformoje, nuorodą ekrane ir šio vaizdo įrašo aprašyme bei komentaruose. Na, bet dabar susikoncentruokime būtent į pirmąją valstybinio lietuvių kalbos egzamino dalį – kalbėjimą. Egzamino metu 11-okams pateikiamas publicistinis tekstas, pavyzdžiui, straipsnis ar interviu, kurio apimtis nuo 450 iki 500 žodžių. Mokinys turi 20 minučių jį perskaityti ir pasiruošti kalbėti, o tada keliauja pas egzaminuotojus. Atsiskaitimas trunka daugmaž 10 minučių. Mokinys kalba apie 5 minutės, likusi laiką atsakinėja į vertintojo užduodamus klausimus. Kad būtų drąsiau, galite pasižiūrėti, kaip atrodo kiekvienas egzamino etapas, pradedant nuo atėjimo į pasiruošimo patalpą, baigiant išėjimu iš vertinimo kabineto. Siūlau tiesiog sustabdyti pamoką ir perskaityti. Nacionalinė švietimo agentūra savo dokumentuose pateikia ne tik šį aprašą, bet ir paveikslėlį, kuriame matosi, kaip turėtų atrodyti egzaminavimo patalpa, kurioje mokinys kalba. Aišku, išdėstymas mokyklose gali truputį skirtis, bet turėtų būti panašus. Matote, kur sėdi kandidatas, tai yra mokinys, 11-okas sekantis kalbą, jis žiūri į pokalbį palaikantį vertintoją, nepamirškite, kad reikia palaikyti normalų akių kontaktą ir kalba. Paskui atsakinėja į pokalbį palaikančio vertintojo to po laikrodžių klausimus. Taškus duoda ir pokalbį palaikantis vertintojas ir antrasis vertintojas. Į jį kalbėjimo metu žvalgytis nereikia, kuris 11-oko kalbą vertina pagal daugiau kriterijų. Šiuos kriterijus ateityje planuojama truputį atnaujinti, bet tai aktualiau vertintojams, o mokiniams situacijos iš esmės nepakeis, realiai vis tiek bus vertinami tie patys dalykai. Jei norite klausytis toliau, sužinoti, kaip atrodo konkrečios užduotis, kokia turi būti kalbos struktūra, kaip atrodo pavyzdinė mokinio kalba, užsiregistruokite lietuvių kalbos mokytojo Contribui platformoje adresu www.contribui.com / lietuvių kalbos mokytojas. Nuorodą matote ekrano viršuje, taip pat rasite vaizdo įrašo aprašyme ir komentaruose. Pasirinkę mokiniams skirtą planą, ne tik peržiūrėsite šią vaizdo pamoką, bet ir atrakinsite visus kitus vaizdo įrašus. Ir apie programinių autorių kūrybą, ir apie antrąją egzamino dalį rašinį. Taigi, pratęskite šią vaizdo pamoką po registracijos. Pamokos trukmė 30 minučių, per šį laiką išgirsite viską, ką apie kalbėjimo egzaminą būtina žinoti 11-okams.